Nu žmonės, ar darot mankštą? Ką? Ar jūs mankštinatės? Nė velnio. Todėl, kad mankšta reikalinga tada, kai tavo organai sensta, kai galūnės stingsta. Supranti? Ar jūs darot mankštą? Ką, gerbėmieji? Ar jūs darot mankštą? Tai va, aš noriu pasakyti, kad tai yra toksai dalykas, kad mankšta visų pirma yra skirta susidėvėjusiems audiniams aktyvinti, apšiltinti juos, apšildyti. Supranti? Mankšta yra skirta tada, čia kažką groja, mankšta yra skirta tada, kai tu nebeturi jauno organizmo. O tai, kas liečia jaunimą, aš pavyzdžiui visiškai nesimankštinu ir aš jaučiuosi kuo puikiausiai. Bet mano senelis ir mano motina labai dažnai mankštinasi dėl to, kad motina jau yra 56 metų, ji yra pagyvenus ir jai jau nebe tas amžius, kad galėtų būti sveika, supranti? Aš noriu pasakyti, kad tos ligos, jos ateina su gyvenimu ir joks žmogus negali būti sveikas, jeigu jis jau nebejaunas. Va ką noriu pasakyti. Mankštos yra skirtos, kai jau praėjus tavo jaunystė, jauniems žmonėms nereikia mankštintis, nes jie yra su ląstelėm, kurios nuolatos dalyjasi. Jų organai nėra tiek susidėvėję. Tai aš noriu pasakyti, kad šiuo atveju žmonės yra labai stipriai pasenę. Turiuomenį, mankšta yra, suprantate, jeigu verstum jauną žmogų daryti mankštą, mankšta neturėtų jokios naudos. Jokios naudos neturėtų mankšta, jeigu tu verstum daryti mankštą. Dėl to, kad jam nieko neskauda. Jaunam žmogui nieko neskauda. Jis niekom nesiskundžia. Jaunas žmogus yra visiškai sveikas, jeigu jis yra su galūnėm ar ten kažkas. Jaunas žmogus yra fiziškai sveikas. Čia pagyvenę žmonės negali pajudėti. Mano mama yra 56 metų. Ir ji daro mankštą. Ne todėl, kad taip reikia, o todėl, kad jinai jau nebejuda normaliai. Jinai yra tiesiog per daug vyresnio amžiaus. O man mankšta nereikalinga, nes aš niekom nesiskundžiu, mano organizmas jaunas. Man virš 30 metų, aš dar jaunas.